keliauju pas jūs tarp nuostabių visų mūsų ramūnių, kurios žymi gražiausią, puošniausią metų laiką. Taigi, mėlyje, turime vasarą ir ši diena kaip tik pati ilgiausia. Meldžiame, kad Jonas Krikštojas, ateidamas į šią dieną, mums tikrai dovanotų savo šventosios dvasios, kurią jis taip įnirtingai paruošė kelią mūsų viešpačiui Dievo Sūnui. Praeitą sekmadienį mes girdėjome, kaip Dievas prašo jūsų, mėlieji, ypač tėvai, seneliai, mokytojai, berti tikėjimo sėklą. Praeitą sekmadienį kalbėjome, kad Dievo sėkla ir po 2000 metų neprarado savo jėgos, galios, kad Dievo sėkla pasėję savo vaikuose ir anūkuose, turite teisę ramiai miegoti. Dievo sėkla ir po 10 ir po 20 metų jūsų vaikuose atėjus malonės metui sudigs. Savo gyvų pavyzdžių rodykite tai, ką skelbėte. Ir šiandieną mes matome, kad tai yra pranašo darbas. Ar galite patikėti, kad Jonas Krikštytojas savo visų išplėtotų kultų, maldomis, liturgiją lenkia 100 mergelės Marijos pamaldumą? Jau 4 amžiuje visame pasaulyje paplitęs Jono Krikšto kultas. Ir šis šventasis įneštas į visas kalbas. Jonas verčiamas visomis kalbomis, o vardas realiai yra pats skaitlingiausias, pats gausiausiai naudojamas pasaulyje iki mūsų dienų. Švenčiausios mergelės Marijos kultas įsiplėtoja ypač 5 amžiuje, Jono Krikšto 4 amžiuje. O ką daro Konstantinas, kuomet savo motinos Elenos dėka tampa krikščionių, pirmuoju krikščionių imperatoriumi? Kokia Romos visų laikų pirmoji bazilika? Laterano. Įneša Švento Jono Krikšto vardą. Tai yra Švento Jono Krikšto Laterano bazilika, popiežiaus ir Romos vyskupo katedros sėdi. Šis šventasis amžių bėgyje jisai rungėsi su dar vienu šventuoju Juozapu. Ir litanijoje laikas nuo laiko laimi vienas arba kitas. Taigi turime tokius nuostabius šventuosius ir visgi mūsų šiandien tema yra Šventas Jonas Krikštojas ir pranašo misija. Ar mūsų dienos, mėlėjai, stokoja pranašų? Būkite ramus. Iki pasaulio pabaigos mūsų dienos nestokos pranašo žodžio. Dievas dieną ir naktį siųs savo pranašus, nebūtinai vyskupų, popiežiaus, kunigų ar vienuolių kūnuose. Jeigu stokosime mes, mėlyje, jūs prabilsite pranašo žodžiu. Tai šeimų tėvai ir mamos prabils tada, kada mūsų balsai prikims Dievo karalystę skelbti. Dievas mums nestokos šios gausios pranašo malonės. Ir ką pranašas turėtų pasakyti mums šiandien? Ar pranašas turėtų pasakyti, kas jūsų laukia po 2-3 metų? Ne, mėlyje. Tai greičiausiai Palmyros užduotis arba kitų. Pranašo žodis turi matyti šios dienos įvykius ir teisingai juos interpretuoti. Tam, kad tu gyvedamas šioje dienoje, ne kaip strutis perėjęs 2-3 metai į priekį ir bijodamas savo ateities, kad ši diena būtų tavo prote teisingai interpretuota, kad tu žinotumai, kaip elgtis ir eiti. Ar nepastebite, kad mūsų dienomis, jūsų dienomis, visi popiežiai skelbiami šventaisiais, tai didieji mūsų pranašai. Ir jeigu turime Joną 23 jau šventai skelbusi visuotinį susirinkimą, turime Paulio 6 jau patapusi šventuoju, užbaigusi visuotinį susirinkimą, reformą. Turime vėliau popiežius Joną Paulių I, kuris eina jau šventojo keliu, Jonas Paulius II paskelbtas, ir po to turime šventą tikrai Benediktą. Ir nebejodami turime šventą popiežių Pranciškų. Šie pranašai yra gyvi ir tik mums reikia turėti ausį ir domėtis,
ką šiandien sako. O galiu priminti, ką sakė pavyzdžiui Jonas Paulius II, kaip atvyko Amerikos prezidentas Bušas. Grūmojo pirštu nepradėti karo Irake. Ar dar jums mažai naftos? Ką sakė dabar Pranciškus ir iki dabar daugiausia kalbų liečia Ukrainos karą. Kuo greičiau eikite į taiką. Ar skaičiuojate aukas, ar skaičiuojate žemės pėdus, pralošimai begaliniai. Tai yra mūsų pranašai. Ir pranašas turi iš tikrųjų pasakyti žodį, kaip suprasti šią dieną. Ir mėlyje, jūs taip pat esate mažieji pranašai, o gal ir didieji, kuomet nebijote kurti savo šeimos, kuomet nebijote pasakyti, kaip visiškai laisva valia giriu ir džiaugiuosi Veryga, kuris parodė, kokie raštai išdalinti Santariškių klinikose. Mėlyje, jūs esate žmogos, jūs esate partneriai. Tokie terminai pagal šį politiką išviešinti, kad taip gydytojas atėjus pas jį turės kreiptis į jūs. O pranašas turi pasakyti, mėlyje, ne. Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir nėra 3, 5 ar 72 skirtumo. Pranašas būsite ir jūs tuo metu, kada pradėsite šeimoje vaiką, kada kursite šeimą, kada galvosite apie ateitį ir matysite daug daugiau negu jūsų nauda arba jūsų karjera. Būkite pranašai. Vienas iš tokių pranašų labai įdomus, norėčiau supažindinti su Marta Robin. Marta Robin yra prancūzė gimusi 1902 metais. 18 metų kovo 25 dieną turi pirmą mergelės Marijos apsireiškimą. 1925 metais mažoji kūdikėlio Jėzaus Teresė skelbiama šventąja kanonizacija. Marta Robin padaro aukos aktą, aukojosi kaip Teresėlė Dievo gailestingai meiliai. Teresėlė apsireiškia po kanonizacijos 3 kartus. Sako, Marta Robin, tu turi misiją. Marta Robin turi pranašės misiją. Ir ji jau 36 metais pranašauja bažnyčios ateitį su meilės sekminėmis, pradedant nuo 70 metų ir kalba apie daugybę judėjimų, pati įsteigia šeimos židinius. 36 metais kalba, kad nuo šiol turi būti rekolekcijos ne tik kunigam, ne tik vienuoliam, ne tik vyskupam. Turi būti rekolekcijos ir jums, mėlyjeji, tėvai. Turite praleisti metus 5 dienas Dievo artumoje, kad galėtumėte sustyguoti savo gyvenimą pagal Dievo planą. Martai Robin apsireiškia 30 metais pas mūsų viešpats Jėzus. Nuo 28 metų yra visiškai paralyžiuota, jai buvo 26 metai, ir būdama 28 savo gyvenimo metų, ji gauna stigmas. Nuo to momento išgyvena iki 81 metų, tai yra 1981 metų, gyvendama iš vienos ostijos, gaudama iš kunigo rankų. Virš 50 metų be miego, be maisto ir be vandens. Tokio fenomeno neturi nei viena religija ir nei vieni laikai. Marta Robin pranašauja, kad mūsų laikais turime kreipti dėmesį jūs, mėlyjeji tėvai, jūs, mėlyjeji pasauliečiai, jos nepakilusios iš lovelės nei karto, dėka steigiamos mokyklos. Mokyklos, kuriuose privalo būti berniukai atskirai, mergaitės atskirai. Tam, kad berniukas užaugtų berniuku, jo nereikia auginti lėle. Tam, kad berniukas užaugtų, Marta Robin sako, turi būti berniukų atskirai licėjai. Ir jie veikia. Prancūzijos švietimo ministerija patvirtinusi ir man asmeniškai teko būti, matyti, kaip atrodo berniukų mokykla. Kiemas, klasės,
Kiekvienas kiemas turi savo klasėje, savo kiemą ir tik tada, kada vaikas subrenda savo grupėje, jis leidžiamas įeiti į bendrą mokyklos grupę. Be abejo, yra koplyčia centre ir vyrai užauga vyrais, moterys užauga moterimis. Ar žinote, kad Marta Roba per metus aplankydavo virš 20 000 žmonių? Po jos mirties per 10 metų aplankoma virš 104 000 žmonių po jos mirties, jos kančios kambarėlį. Pas Martą Roba konsultavosi Emanuelio bendruomenė, Švento Jono bendruomenė, palaiminimų bendruomenė. Pas Martą Roba konsultavosi ir Betliejaus seserų tuo metu besikūrinti bendruomenė ir daug kitų judėjimų. Tai mūsų pranašė, kuri šią dieną sunkiai keliauja į savo šventumo paskelbimą, šią dieną yra garbingoji, venerabilė arba šlovingoji jos pirmoji paskelbimo pakopa. Kaip atrodo šventas Jonas Krikštytojas ir kaip jūs turite atrodyti, keltas minčių, netaip senai pasakytų mūsų popiežiaus Pranciškaus apie Joną Krikštytoją. Kiekvienas galit būti žibintu. Jūs kiekvienas galite šviesti. Jonas Krikštytojas, siųstas liudyti šviesą. Ką jis liudijo? Kokią šviesą parodė? Liudijimas. Jonas Krikštytojas neabejotinai buvo išskirtinis žmogus. Žmonės plūsta jo klausytis, traukiami jo gyvenimo būdo, nuoseklaus, nuoširdaus, o jo liudijimas skleidžiasi per jo kalbos atvirumą, elgesio sąžiningumą, gyvenimo griežtumą. Dėl to jis kitoks nei kiti garsūs ar galingi to meto žmonės, kurie daug investavo į išorinius dalykus, į atrodymą. Tokie žmonės kaip Jonas, laisvi ir drąsūs, yra šviesios, žavinančios figūros. Tai jie įkvepia mus pakilti iš vidutiniškumo ir patiems tapti gražiu gyvenimo pavyzdžiu kitiems. Tokių vyrų ir moterų, pasak popiežių Pranciškų, Viešpats siunčia kiekviename amžiuje. Ar mokate juos atpažinti? Ar stengiatės mokytis iš jų liudijimo, kritiškai žvelgdami patys į save? O gal leidžiatės užsupuojami madingų personažų? Jonas šviečia, nes liudija šviesą. Bet kas yra Jono šviesa? Tik jo teisumas, tik Jono įsipareigojimas. Jis sako aiškiai, kad nėra Jonas nei šviesa, nei Mesijas. Mėlieji, šviesa yra viena – Jėzus. Šviesa yra viena – Dievo avinėlis. Tai Dievas, kuris tave gelbsti. Taip yra jo vardas. Jis vienintelis atperka, išlaisvina, gydo, apšviečia. Štai kodėl Jonas yra tik tai balsas, palydintis prie žodžio įsikūnijusio. Jonas tarnauja nesiekdamas garbės ir žinojimo, jis yra žibintas, o šviesa yra Kristus. Jono Krikštytojo pavyzdys mus moko bent dviejų dalykų. Viena, kad negalime išsigelbėti patys, tik Dieve rasi gyvenimo šviesą. Antra, kad kiekvienas iš mūsų tarnaudamas nuosekliai, nuolankiai, liudydamas gyvenimu ir padedamas Dievo malonės, tu gali būti šviečiančiu žibintu, padedančiu kitiems rasti kelią į susitikimą su Jėzumi. Kaip aš toje aplinkoje, kurioje gyvenu jau dabar,
kaip aš elgiuosi. Ne kažkokią tolimą dieną, aš šiandien kaip liudiju šviesą, kaip tu, broli, sesė, liudiji Kristų. O dangiškoji motina Marija, šventumo veidrodį, padėk mums būti vyrais ir moterimis, kurie atspindi Jėzų į pasaulį ateinančią šviesą. Amen.